Žmogus kalnas. Linai, kol kas nelik ant šios pakilos, aš taip pasveikinsiu, pasiūsdamas už tave aukštesniu. Dabar gali lipti ir parodyti savo tikrą ūgį, pasisveikinti su savo fanais. Čia Ugnė, čia Arnas. Čia Dovydas, mano sūnus, jis tave irgi žino. Sakyk, turėjai kokį nors kitą svajonę apart to, kad būti aukštu? Ne, turėjau daug svajonių, aišku, buvo viena didžiausia svajonė susitikti su Saboniu Marčiulioniu. Tėvai nuvedė sportuoti, vis tiek krepšinis yra krepšinis Lietuvoje tuo metu, tai tik to ir užsiėmė. Gerai, vaikai, gal jūs norite paklausti nors Lino Kleizos, ar ne? Pas tai mikrofonas, matau, čia guli. Jis visiškai be žodžių, vaikas apšalo. Jis norėjo paspausti Linui Kleizai ranką, šiaip tai, kai jis rašė anketą, dabar yra ta galimybė, gali paspausti Linui Kleizai ranką. Duok dešinę. Štai ta akimirka užfiksuota LNK televizijai, svajonė įvykdyta. Ir Ugnė, ką tu norėjai paklausti Lino? Nuo kiek metų jūs pradėjote žaisti krepšinį? Aš pradėjau nuo 6 metų. Labai anksti. Aha, kitą klausimą galiu pasufliuoti. Koks tavo telefono numeris, ne? Žinai, Linai, tu esi jos kambario tapetas. Kaip dėl to jautiesi? Ji nepirko tapetų, išklijavo visą sieną tavo plakatais. Čia labai didelis komplimentas yra. Taip, beje, Ugnė, ar nors vienas plakatas yra su Lino parašu? Nėra. Tai gal dovanas į studiją? Štai. Linas sienšė du kamalius. Ir Rūna vos jos panešė. Arnas vis dar negali atgauti žado. Taip. Štai tokios gražios dovanos atitenka Ugnei ir Arnui. Pakalbėkim, kas nesusijęs su krepšiniu. Kaip koja? Koja gerai, ačiū, gyja. Viskas normaliai. Pakalbėkim apie vaikus. Myli vaikus? Myliu, aišku, kaip galima vaikų nemylėti. Kaip kilo idėja įkurti savo vardo fondą? Man ta idėja kilo labai senai. Aš, kai pradėjau žaisti NBA, turėjau krepšininkų prieš mane senesnių veteranų, kurie buvo įkūrę savo fondus ir aš norėjau ir man atsirado galimybė ir dėl to įkūriau. Tai kažką sugrąžinti, atiduoti ir man labai patinka dirbti su vaikais. Taip, todėl būtent vaikams, nes tau patinka dirbti su vaikais. Tu pats mokai krepšinio pagrindų vaikus? Aš pats dar jų nemoku. Aš pats dar moku. Linai, kada tu išmoksi pagaliau žaisti krepšinį? Kiek galima? Taip, vaikas, žaiskit krepšinį. Tai buvo Linas Kleiza LNK televizijos studijoje. Arnas jau atsigavo, gali dar kada paspausti Linui dešinę, nes po to jisai išvažiuos ir vėl nežino, kada grįš. Ačiū visiems, sėkmės.